Visiems kyla klausimas, kas yra laimė ir kokia laimės formulė. Mokslininkai užrašė laimės formulę. Laimė yra lygu A. Asmeninės žmogaus savybės plus 5 kart E. Sveikata, šeima ir pakankamas kiekis pinigų. Plus 3 kart V. Vertybės, tikslų turėjimas, jų siekimas. Visa tai yra svarbu, bet prie formulės aš dar pridėčiau raidę T. Taika, nes be taikos žemėje žmonės negali būti laimingi. Laimė tai yra emocija ar būsena, pasireiškianti įvairiais jausmais, pasitenkinimu, dvasinė pusiausvyra, džiugesiu, dideliu jausmingu džiaugsmu arba ramybe. Laimė yra susijusi su gyvenimo tikslo ir prasmės klausimais. Laimei norint turėti, reikia branginti kasdienės akimirkas, nelyginti savęs su kitais, per daug nesureikšminti pinigų ir turėti reikšmingų tikslų.